Ekskliuzyvinis video iš kalnų ir norėčiau pakalbėti apie alkoholinę priklausomybę ir vaistų priklausomybę, tokie kaip depresantai, ir kažkas tai tokio panašaus į tai. Ir kodėl žmonės juos vartoja ir kodėl viskas taip vyksta. Ir vėl priežastys yra iš emocinės pusės. Ir kiek man teko išgydyti žmonės, ir kiek man teko dirbti su žmonėm, tie, kurie turi tokias priklausomybės, negalias, tik dėl to, kad žmogus kažką tai išgyveno ir tas išgyvenimas gali būti visiškai įvairus, tai arba žmogus patyrė labai stiprią išdavystę, arba patyrė kažkokį stiprų nuoskaudą, kažkokią tokią emocinę būseną arba dar kažkas tai. Ir žmogus dėl įvairių priežasčių negali peržengti tai. Emocija užstringa ir ypatingai užstringa tada, kada žmogus savo pasako kažkokį įžadą, kad, kaip pavyzdys, daugiau mane niekas neįskaudins, daugiau aš nieko nemylėsiu arba dar kažkas tai. Ir jau viskas, gyvenimas yra užblokuotas, emocija jau įėjo ir žmogus jau nežino, kaip tom tvarkytis. O mūsų emocijos yra kaip signalas, mūsų orientyras, kaip toliau turi būti, kaip mes turim eiti. Ir kada žmogus negali suvirškinti tam tikrą emociją, kuris išgyvena ypatingai skaudžiausia, tai jis tiesiog negali toliau gyventi, kol jis neįspręs šitos situacijos su ta emocija. Ir jis jau norėdamas ar to nenorėdamas, jis eina į tokius dalykus kaip alkoholio vartojimas, vaistai kaip antidepresantai, gali būti kaip ir žaidimo priklausomybė kompiuterinio, aš turiu omeny azartinių taip pat. Ir priklausomai nuo tam tikros emocijos ir žmogaus tam tikros būsenos ir ypatybė, jis eina šitų kelių. Tai jeigu jūs jaučiatės, kad jau jums užtenka naudoti alkoholį arba turėti jausmą, kad jūs esate priklausomi ir negalit be to, aš siūlyčiau ateiti pas mane į konsultaciją. Aš išgryninsiu ir papasakosiu, iš kokios pusės, kada, kas būtent įvyko, išgryninsiu jūsų situaciją ir galėsiu jums aiškiai konkrečiai sudėti programą, kada mes galėsim sudėti taip, kad jūs atsisakysit to, ką jūs jau priimat sprendimą, kad jūs daugiau nenori. Tai registruotės į konsultaciją ir mes išgryninsim jūsų situaciją. Tai iki pasimatymų.